Pone Vaitkau. Aš priminsiu, kad mes ginčiamės visai be reikalo iš esmės. Yra tam tikros procedūros, kaip turi būti pakilama, kaip turi būti signalai nusinčiami ir tada, kada numušama ir kaip numušama. Čia yra procedūros ir jas reikia vykdyti. Aš noriu priminti rimtesnį dalyką. Kai Amerika 2000 metais paskelbė totalinį visuotinį karą terorizmui, dabar pripažįstama neabejotinai. Be diskusijų visi pripažįsta, kad pradėjus karą prieš terorizmą, terorizmo pavojus daugkartinai išaugo. Lietuvoje prieš 4-5 metus, lyginant su dabartinė padėtim, mes dvigubai padidinom išlaidas karo reikmėm, gynybos reikmėm. Ir to pasekoje Lietuvos saugumas nepadidėjo, o sumažėjo. Tai reiškia, ryšys yra tiesioginis, kad mūsų politika, kai mes atsisakėme ir pasakėme, kaimyninės šalies saugumas ne mūsų reikalas, nors buvo pasirašyti dokumentai, kad visų mūsų saugumas yra visų bendras Europos reikalas. Toks ryšys.